Na ką, labas rytas iš ryto. Darome dar vieną reidą į Lidlą. Šiandien yra 24 diena. Esame Vilniuje, Ukmergės gatvės Lidle, čia šalia Maksimos. Tai kainų metamorfozės išties didžiulės. Tai jeigu vakar pomidorai buvo su šakelėmis €1,29 €, tai šiandien jie jau kainuoja €2,49 €. Mus informavo, kad akcija baigėsi. Tai va. Tai pigiausi pomidorai Lidle dabar yra €2,49 už kilogramą. Einam toliau. Sekantis mūsų punktas yra kiaušiniai. Kaina per kelias dienas čia šokinėja pirmyn atgal. Ir dabar šitie kiaušiniai kainuoja €1,89. O taip pat. Tai vakar dar mes juos matėm po €1,39. Tokias pas mus šokinėjančios tas kainos. Einam toliau. Tai iš pigesnių kiaušinių čia yra €1,79. O taip. Šokinėjančios kainos yra ir kiaulienos kumpio. Vakar be jokios akcijos jisai buvo €2,89 €, fiksavome. Galit pažiūrėti mūsų įrašą. Tai dabar jisai pasidarė nubraukta kaina €4,49, akcija €3,33, nors vakar be akcijos buvo €2,89 ir kuponas €2,89. Prašom. Bet taip mes dirbame su akcijomis. Kaip norim, taip ir vartom. Norim braukom, norim kitaip užrašinėjom. Na ir turbūt dabar biški dar iš geresnių naujienų. Atsiprašau. Iš geresnių naujienų, tai šitą silkę, kur vakar žiūrėjom, jinai užvakar kainavo €2,69, po to jinai pabrango iki €3,99, dabar jinai vėl €2,69. Nu ir dar vienas stebuklas. Gal iš tokių geresnių. Tuoj sekundę. Tuoj sekundę prieisim. Tai yra aliejus. Kuris taipogi atpigo. Nežinau kiek ilgai. Čia žiūrėkit, sekit, nes kol mes vaikštam, kainos šie stebuklingai vaikštinėja pirmyn atgal. Tai šiaip va čia pagrindinis aliejus, kurį reklamuoja, tai yra va šitas Vitadioras €1,99, čia paletė jiems skirta. O šalia yra paslėptas Perla saulėgrąžų aliejus, kuris dar vakar kainavo €25, o dabar jisai kainuoja €9. Tai va, tiek naujienų iš Lidlo. Kaip matom, kaip žinot, pas kokį spekuliantą. Ateina kas nors, padarom vienokias kainas, ateina kitas, kitokias. Tai vartom kaip norim. Tai ką, tiek žinių, gero savaitgalio, ate.